Aišku, neapsieisime be puodukų ir valgymo lėkštučių. Tai du tokie pas mus variantai, kurie yra išbandyti, kodėl jie yra geri ir kurie yra pasiteisinę, tai jie yra pilnai metaliniai. Šitas yra termosinis puodelis, dar turi ir šiek tiek atsparumo karščiui. Išorėje, tai reiškia, jeigu bus karšta arbata arba kažkoks karštas gėrimas, tai šitas puodelis neįkais ir turi patogią rankenėlę. Kitas puodukas taip pat irgi yra visas metalinis. Jie labai smarkiai savo dydžiu nesiskiria. Šitas labiau, sakyčiau, skautiškas, nes skautai mėgsta prisikabinti. Tai turi savo, kaip sakant, rankenoj įkomponuotą karabiną. Tiek šitas puodelis neturi plastikinių visokių priedėlių, nelabai yra kam ir smarkiai sulūžt. Ir taip pat jie yra pakankamai atsparus, nes yra metaliniai. Tai reikia tą turėti omeny iš to inventoriaus, nes jie pakankamai kiekvieną dieną bus naudojami, jeigu stovyklos metu ir žygio metu taip pat. Tai plastikiniai dalykai jie kartais mėgsta sulūžti arba reaguoja į karštą gėrimą arba karštą maistą. Tai į tą reikia ir atkreipti dėmesį.